Klausau. Antanai, man atrodo, mes įžūliai per anksti atvažiavom. Gerai, įleisiu. Gerai. Bet anksčiau turėsit išeiti. Labadiena. Aš išsilyginau Maikę, visada gatavas, pasiruošęs jūs sutikti. Sveiki gyvi Fake Gravel nuotykių sekėjai. Aš Antanas, sveiki atvykę į mano garažą. Iškart einat, kad būtų aišku, kieno garažas. Viską čia turim dviračių įvairių, nes dviračių garažas, mašinų neturim, važinėjom tik dviračiais, ekologiškai. Mašina iš tikro niekada nebuvo įvažiavusi šitą garažą. Šiaip tai iš tikro viskas šiandien nuo dviračių prasidėjo, prasme, čia tiek prikrauta visų dalykų, žiauriai gera tašė. Paulius Budrikis pas mane gyvena ir kartais mes jį laikom čia uždarytą. Pas mane yra 3 vaikai, jeigu neklauso, tai visiškai hipotetiškai tik tai sakau, kad aš juos čia uždarau ir palaikau, kad jie nusiramintų. Mano tai visada buvo vandens sportas, ta prasme, aš čia vaikystėje, ten jaunystėje plaukiau, tiesiog plaukiamuoju būdu, o paskui aš prieš kokių 20 metų, 18 metų pradėjau kaituoti ir paskui visos tos lentos kaitai, vingai, paskui tokie dalykai atsirado ir viskas. O dviračiai tai atsirado kaip pas nemažą dalį mano pažįstamų, tai per COVID-ą. Visas varžybas, kai važiuoji, tai, nusiteikti reikia gerai, iš karto visada reikia pasiimti su savim auksą. Čia tarptautiniam varžybom, čia vietiniam varžybom. Čia dar vaikai man yra visokių padarę, tokių fake irgi sėkmės apyrankę, tai kartais kaip važiuoju, ten užsidedu varžybose, su jas važiuoju su šito. Ir viskas prasidėjo iš tikrųjų nuo to raudono dviračio. Tai dabar jisai yra tas, kuris mažiausiai važiuoja. Šiemet buvau su juo 2 kartus išvažiavęs. Iš tikrųjų, tai tėvas mano dviračius irgi labai mina, ir minė, ir jau tada minė, ir turėjo ten tų dviračių nemažai, tai kai COVID-as buvo, uždarė viską, sakau tėvui, pas tą per daug dviračių, duok man vieną. Tai mano dviračiai, kad supras, dydis XL, pasibuojamas, bet visai nieko. Po to aš su Tomu Vaitkum susipažinau, čia visur per YouTube gravelius rodė, gravelio dviračius, mama galvoju, reikia gravelį, tai Tomas Vaitkus man surinko baso paltą, liuks irgi raudono buvo, raudono nes greitis. Už 2 metus tada jau galvoju, kad reikia pradėti rimčiau važiuoti, tai nusipirkau tą faktorių Astro Gravel. Norėjau, kad jau integruotas, kad jau tų laidų nebūtų, jokių kabelių, troselių, vienu žodžiu, ir kad būtų gražus. Tai vienintelis buvo tuo metu, kuris mano kriterijus atitiko. Tai per 2 metus 4 rėmas, gamintojai su pardavėjais labai kokybiškai ir gerai ir greitai dirba. Buvo bėdų, bet visada pakeičia ir visą laiką su naujų dviračių važinėjo. Dėl svorio nepritaikyti lietuviškom sąlygom, nes viskas, kas lūždavo Lietuvoje. O šitas paskutinis šiaip kažkaip gal jau jie ten prasprendė, reiškės, nes ir Italijai dabar Europos čempionatai jis jau buvo, ir vasarą čia porą ultrų Lenkijai pravažiuotų ir laiko. Nes vienas buvo toks, kur tik man pakeitė, perinko, nuvažiavom su Pauliumi Red Bullio varžybas Estijoje, Saremoj. Grįžtu, nusiplaunu, pažiūriu, miręs. Minus ten pačią, šitoje vietoje, kur sitstėjus. Tai va, bet šiaip liuks dabar šitas gerai laiko. Kas gerai, man patinka, ta prasme, man patinka toks, aero rėmas toksai stambesnis, o ne tie klasikiniai vamzdeliai. Dabar, kadangi kalėdos artėja, tai žiauriai saldumynus mėgstu. Čia turiu irgi tokią dėžutę, dabar patuštėjus, bet šiaip visada stengiuosi pilną palaikyti, kad anglių būtų normaliai. Žmona norėjo dviračio, tai nupirkom tą ir kažkaip aš galvodavau, reikia irgi kartais pasivažiuoti į mišką, tai važiuodavau su tuo irgi M dydis. Tai va, bet dabar irgi turiu dar problemą, kad garaže vietos nėra daug, bet žmona nori gravel dviračio. Tai va, problemi. Čia pats padaręs, tai Pauliui Budrikiui, Vilkomandžiokui savo tokias sunumašį vadinu, irgi apyrankės, irgi leidžiu kartais jam užsidėti. Šitą jam dedam ant kaklo, nes jisai toksai smulkus yra, o šitą ant šlaunies, nes stambio šlaunys. Traukėlė jo, Justas, Paulius ir dar Karolis Judelevičius už manęs yra iš Rogeiningo, Anykščiuose. Aš kadangi taip mėgstu tos dviračius prikrapštyti, tai irgi visokių detalių, grandinių, čia stabdžių, rankinėlių, purvasų, nežinau, ir reikia pavasarį turbūt daryti išpardavimą, nes visur
kažkokių stabdžių diskų, visko čia galima surasti. Jo, čia dar visokių irgi iš visokių, nes turiu tokį va, susikonstravęs dėl grožio. Čia irgi yra tokie fake hanteliai. Šiaip čia yra Pauliaus Budrikio, mano tai yra normalus, ta prasme, jūs nebegalvokit, ta prasme, aš vis tiek jau su normalesniais. Gravelono, man atrodo, visos tos taurės yra plius minus. Ar čia jau MTB karma yra. Tai bet man tik tai yra turbūt gal 2 ar 3 tokie, kur tokie jau išrimtų renginių. Va, Trakos yra, paskui yra Sudovės Ultra, Armijos Ultra irgi šiemet važiavo. Tai šiaip visada tai auksinių medalių po varžybų gaunu namio grįžęs iš vaikų. Bet neturiu įrodymų, nes viskas suėdu. Visada tokia būdavo mini karjerėlė bėgimo, o dabar, tai dar ruošiuosi irgi dar išbėgti į bėgimo aikštelę pavasarį. Pažiūrėsiu, mano sūnus Paulius Budrikis yra specialistas ant triatlono, tai kaip jisai mane pasikvies, tai tada aš sudalyvausiu. Dabar ateinantį sezoną, tai galvoju, tokias tik tai važiuosi, kur ilgesnis. Tokias, kur Valanda, Olinas, Tarasain Parktas, Tarasain Sultas. Ne, tai planuoju ilgesnės važiuoti, tokias ultra labiau varžybas. Turiu aš tokį kalendorių, bet kol kas dar jį paslėpęs, ten už tą numerį laikau. Sneak peek galim parodyti, ta prasme, kad čia sausio mėnesį čia tik tai slibinai bus, o paskui tai ten jau tegul kabo. Komandžiokai juokės iš pernai, tai tokį normalų pasidariau. Rankų darbo, original šitą. Ir va, viską nusipiešiau. Jis čia va taip prilipdytas kabėjo ir aš taip maždaug susirašiau, kur čia kas, paskui aišku pasitaiso, žinai, ir ten kažkur kur pliusas, kur 2 pliusai, sekite Fakeik Instagrame ir ten pamatysite. Šios dienos patarimas, sportininkai, mėgėjai, profesionalai, neįsileiskite iš matymo pažįstamų asmenų į garažą, kur guli jūsų visas turtas, nes šiandien jie pafilmuoja, rytoj jie pavagia. Žinai, negyvenkite kalnėnuose, ta prasme, iš krano vakas bėga. Su elektrolitais iš karto. 5 dienas per savaitę aš važiuoju ir 2 kartus bėgu, tai visada ant džiovyklos, ta prasme. Bet jeigu suskaičiuoti dviračių drabužis, nuo bėgimo, čia nuo dviračių, čia bėgimo koinės, dviračio, staklių dviračio, lemenė nuo bėgimo kelnė, nuo kaklo irgi bėgau, čia strength training. Čia 2 dienų dabar yra padžiuvę. Įsimintiniausias raidas. Gal pirma baika, ta prasme, kuri man buvo tokia ilgiausia, ta prasme, varžyba, ne varžyba. Labai faina visada kur nors į užsienį nuvažiuoti. Trakavą jau 2 kartus buvom. Ten tiesiog dėl to, kad geras vaibas labai. Daug žmonių suvažiavę, daug skirtingo pajėgumo, visada važiuoja kažkokiai grupiai, ten grupė didelė, ten būna 20-30. Sau tai aš ir dabar jau kai kam pasakau, kad, ta prasme, kad anksčiau reikėjo pradėti minti. Bent jau man asmeniškai faina ir minasi, kažkaip turiu čia tų jėgų biškį dar. Tai dėl vieno dalyko gailiuosi, kad anksčiau nepradėjau minti. Šiemet valandų, turbūt kokias 700 gal valandų. Žinai, jeigu kilometrais, tai Strava irgi rodo kilometrus ten apie 15-16 tūkstančių. Mano nemesis Karolis Judelevičius pradžioj buvo. Nemeluosiu. O dabar aš neturiu asmeninių taikinių, nes mūsų amžiaus kategorijoje arba ten drakonai, arba lavonai. Jonas Rudys palūžta kiekvieno raido metu. Jonai, šitą paslaptis tik tarp mūsų. Blemba, žiauriai prakolas, atsiprašau, Gravelindos, užsidėjau šiandien laba dienos koinės vien dėl vieno dalyko, nes čia garažė grindys nešildomas ir galvojau, kad užtruks, tai kad kojytės nesušalto, tai šiandien su laba dienos. Bet šiaip, Gravelindų koinės kaip išeiginės tokios. Ačiū, kad atėjote, didelis ačiū, kad išėjote.